Sveiki, draugai. Pagaliau vasarą galima maudyti šilt, 30 laipsnių. Atvažiavau prie ežerukų, susiradau vietą, tik toj vietoj pilna lapūgų buvo. Tai ką turėjau padaryti, išsivalyti perimetrą. Bandysiu gaudyti lyną, tai tokie lapūgai po to maišo ištrauk lyno. Tai ką, pietukie pasiruošim, eisim šertis, jaukytis, maišyti pašarus ir bandysim kažką pagauti. Šiandien vakare nelabai ko tikiuosi, žvejosiu 2 naktis ir 1 dieną, tai beveik 2 paras ir tikiuosi kažką sugauti. Važiuojam. Vieta išvalyta, paruošta. Eisiu prasiskanuoti dugną, nusistatyti atstumą. Ir kadangi ilgai gaudysiu, tai jaukysiu ilgai grojančių reikalų. Turiu tokį pasidaręs presuotą jauką. Aš jį suspaudęs į granulės. Čia yra maždaug apie 200 gramų jaukų. Naudota marcipanų, green marcipanas traperių, įdėta priedų mikso grūdinės kultūros, kukurūzai ir visa kita. Tai va, šitus gabalus išlaužiu per pusę, jie suspausti stipriai ir kažkur apie nuo 12 iki 20 valandų jie būna po vandeniu ir jaukina. Tai žuvis pripranta prie vietos, kadangi žvejosiu daugiau kaip beveik 2 paras, tai tokių va jaukų įmesiu šiandien vakare ir rytoj vakare. Tai žuvis turėtų laikytis. Aišku, karts nuo kartų dar pajaukysiu ir traperio green marcipanų pašarų su priedais. Tai ką, einam skanuoti, metam į tašką ir bandysim prisišaukti lynukus, o rytoj, anksti iš rytų, pabandysiu gaudyti. Yes. Atsimatuoju atstumą. Atsimatuoju atstumą spombai. Spombai atstumas atmatuotas. Pasiruošiam ilgai grojantį jauką. Viduje yra kukurūzų, yra kviečių, yra žirnių, yra kanapių, miksas įdėtas. Va, ir šitas gabalas, jisai kažkur nuo 12 iki 24 valandų po vandeniu būna. Ir ilgalaikiam jaukinimo aš jį naudoju. Sumetu tokius va 8 ir taškas sušertas ilgam.
Tai ką, pagaliau dingo poilsiautojai, tai galima maišytis pašarus, nes čia toks triukšmas buvo veiksmas, kad nieko neėjau padaryti. Pašarui naudosiu Traperio Green marcipaną, 2,5 kilogramų, tai maišau kokį 1,5 kilogramų. Va, dar dasipilsiu sėmenų išspaudų. Jos man pasiteisina lynų žvejybai, taip nemažai aš jų naudoju. Va, į vandenį dar įsipilsiu melasos, kad saldesnis jaukas būtų. Va. Ir po to į sudrėkytą pašarą jau įdėsiu vakuumuotų miksų. Kukurūzai, žirniai, kviečiai ir kanapės. Tai va, miksas toksai vakuumuotas. Greitai pasukam. Sėmenis išmaišom. Supilam kukurūzų sunką. Visada kukurūzų sunką supimu į pašarą. Išsimaišom melasą su vandeniu. Na ir sudrėkinam. Pasukam. Na va, palaukiam, kol jaukas pabrinks, padarysim antrą drėkinimą, sudėsim miksą ir galima bus bandyti žvejot. Na ką, vasara baigėsi, dar net neprasidėjus. Nacionalinės žvejybos ypatumai. Nu ką, reikia permest. Kol kas neįkibimų, jau 11 valandų. Žiūrėsim, ką čia tas vakarinis kliovas atneš, bet taškas dar tik tai pradėta šerti. Nu, ant jaukų dabar dėsim vėžių uodegą. Va. Vieną vėžį vietinį pagavau. Tai pabandom ant vėžių uodegutės. Prastai mes jį čia smeigiam. Op. Įklambinam. Va taip. Ir pažiūrėsim. Užsimetam. Ir lauksim lyno. Antrą meškerę dedu mažą naktinuką ir porą dzikučių. Bandysim ant šitos kombinacijos. Ant 15 minučių ir laukiam po 12:10 kibimų jokau dar kol kas, vadinasi į tašką žuvis neatėjo,
Taigi vakarinėje žūklėje baigiam ir tikėkimės atsikelsiu anksti ryte ir pradėsiu rytinę žūklę. Tai, draugai, iki ankstyvų rytų. Ate. Labas rytas, draugai. Tai iš vakarų pasijaukinom tašką. Dar dabar iš rytų sumesiu šitų suspaustus pašarus. 4 valandos rytų švinta. Na ir bandysime pagauti tą lynuką. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Atvykau iš tikrųjų tokią poilsiavietę. Tai čia vakar prisirinkau poilsiautojų, triukšmavų. Tai iki 12 nieko čia man nepavyko pagauti. Na, aišku, taip greitai ir žuvis neteina. Griebiam, jaukinam tašką ir pradedam žvejybą. Štai į tašką sumesiu dar tokias 4 grankukės. O, suspausto jauku. Aš jas laužiu per pusę, nes netelpa į spombą. Tai gausis 8 tokios grankulkės į tašką. Na ir tame taške tikėsime sulaukti lynukų. Į žvejybą be kavos niekados. Paaukojam truputį Neptūnui ir bandom sugauti tą lynuką. Permetinėsiu kas 15 minučių. Jeigu per 15 minučių nieko nepajudys, tai dar 15 minučių palauksiu, nes kartais reikia ilgų išlaukimų apie pusės valandos, kad užkibtų. Jau gražiai brėkšta, tuo jau saulutė patekės. Na ir tikėkimės ateis rytinis kibimas, kad mūsų jaukinimas pasiteisins. Ant vienos meškerės uždėjau vėžio uodegą, ant kitos meškerės uždėjau 2 paprastus sliekus ir kukurūzą. Laukiam pirmo klavo. Šneku aš čia, kad gaudau ant vėžių uodegos. Tai gal kas nors nežino, kas tai yra. Tai va turime vėžių uodegutį. Ir mes ją turime išsilukštenti. Va. Išsilukštename. Va. Ir lieka gryna mėsytė be kojų. Va. Tai va šitą reikalą aš vadinu vėžio uodega. Čia yra 2 porcijos. Perpjaunu per pusę ir 2 porcijukės iš vienos uodegos. Tai va, šie kabinu ant kabliuku
Perveriu vieną sykį ir įveriu dar sykį. Va, ir kabliukas gaudasi toksai, va, viduj. Štai. Lydai vėžių uodegutė labai mėgsta. Aišku, reikia gaudyti tame telkinyje, kur gyvena vėžiai ir lydai. Nes jeigu tam telkinyje yra vėžių, tai lydas nelabai ir skaitys, kad tai yra natūralus masalas. Toks kliovas buvo. Vėžių uodegos, turbūt lydukas. Kažkas yra, bet nedidelio. Žules. Nedidelio. Ant vėžių uodegos ir į žules. Ai, blemba. Čia toks žolių ruožas yra didžiulis. Tai aš gaudau už tų žolių kokį 3 metrai. Tai užkirti reikia pakelt prieš tai žolės, jeigu nespėjai pakelt. Tai va, prašau, rezultatas. Įeina į žolės. Ai, yra kažkas karšiukas turbūt. Nedidukas. Kasgi čia? Kokia pirma mūsų žuvis? Taip, karšiukas. Ant vėžio uodegos. Opa! Yes. Nu va, karšiukas, nedidukas. Yes. Nedidelė žuvelė. Toks mešrelis gal. Ar karšiukas. Karšiukas toks pat nedidukas. Tikšt. Visas pagautas žuvis mesiu į tinklelį, tai pažiūrėsiu,
kiek čia per parą laiko galima sugauti. Visas mesiu. Niekada tų smulkių žuvų nemetu į sietką, bet čia nežinau ar pagausiu kokią stambesnę, tai visas žuveles į sietelį ir tada pažiūrėsime laimikį. Tik nuo aiklo meškerės išsykiau kibimus. Nesuprantu, čia kas per dėstis. Net ne kiaulės dėstis čia. Reikėtų pasakyti, kad čia gal žvejų tinginių dėstis. Tik atsitraukia truputį ir kibimas iškart. Tokia nedidelė žuvelė turiu. Turbūt karšiukas nedidelis. Tokių karšiukų rojus. Va. Yes. Nuėmiau slieką, uždėjau tik tai kukurūzą ir kibimų nėra. Karšiuką matyt netinka tik tai kukurūzas. Nori gyvų vasalų. Tai nežinau, palauksiu kokį pusvalandį, pažiūrėsiu. Jeigu lynas koks neužsikabės ir nebus kibimų, tai dėsiu tą sliekutį, pažaisiu su tais karšiukais. Vis tiek norisi kažką. Bet vienos meškerės dabar dar vėžio uodega uždėta. Tikiuosi lyno, o ant kitos meškerės tik kukurūzas. Ir bandysiu stambinti vasalą, uždėsiu naktinį slieką. Turiu žuvelę. Kažkokia, aišku, į žolės įėjo. Vis dar yra. Kažkas rimčiau. Kažkas įdomesnio biskį. Spurda ne kaip karšiukas. Turbūt kaip mekšriukas. Ne, karšiukas. Ne, mekšriukas. Sakau, kad spurda ne kaip karšiukas. Va. Gražus mekšras. Yes. Mekšras koks.
Nu ką, saulutė užkaitinau, šaukam į trumpą uniformą ir deginamės prieš saulę. Na, dar vienas karšiukas. Taip, karšiukas. Nu, kaip sukirpti. Kaip sukirpti. Yes. Karšiukas. Yes. Dar vienas karšiukas. Yes. Atsibaudo ant sliekų maži karšiukai, dedu 3 kukurūzus ir žiūrėsim, kas ant kukurūzų bus. Taip, mėkšras, kaip ir sakiau, pagal kibimą jau ir pagal traukimą, kad daužų mėkšras. Mėkšras didin. Geras mėkšras. Oi, koks mėkšras. Nu, su kokiais zūbais. Šitas mėkšras jau buvo pagautas. Nuplėštos lūpos. Tai mes jį ir paleisim. Traukiam žuvelę. Auksinė žuvelė. Čia chebra sėdė už mane žvengia. Kad lynus lupu. Sako, da vieną lyną pagavai. Nu ką padarysi, jei šiandien tokie lynai. Dar vienas eilinis karšiukas. Nutraukė į pavadį ir pabėgau. Ne, nepabėgau. Nepabėgau. Jo, karšiukas. Taip. Biskį didesnis. Šiek tiek didesnis. Va, marcipaninis boiliukas. 10 mm. Yes. Nacionaliniai žvejybos ypatumai. Kaip jums atrodo, ką galima pagauti, taip va. Va čia tai gera vieta. Imi, žvejoji, gaudai. Yes. Na ką, draugai, tema tokia, kad tik užmeti ir tokie karšiukai. Žaidžiau, naktį nieko, išbandžiau boiliuką. Tai marcipaninis mažiukas šiek tiek dar suveikė, dar kimba tokie karšiukai. Na, didesnės žuvies niekaip didesnės, nors daryk ką nori. Ir didesnį boiliuką, ir mažesnį, niekai. Nesuprantu, lynų nei vieno, smulkmė, tokie karšiukai truputį didesni. Na, aš čia jų prižaidžiau, nežinau, visus mečiau į sietką, kaip ir žadėjau. Tai gal reikėtų jau ištraukti ir viską paleisti, nes jau turbūt viršinu 5 kg. Tai nežinau, sportinė žvejyba, grynai sportinė žvejyba. Keitėsi ir orai, ir lijo, ir per naktį kėdė sumerkė su lijo. Naktį nieko rimto, dieną, va, mailius. Tai ką, einu, traukiu laimikį, žiūriu, ką pagavom. Ir
manau, kad žvejybą šią baigsim. Žiūrim, ką mes čia turim. Pasportuota. Neblogai. Štai. Žuvų. Neblogai. Na, bet didesnių nieko nėra. Tik mailius. Supilam į samtelį. Pažiūrėsim, koks čia jų kiekis. Va. Opa. Tai kas čia rimtesnių? Tai va, karšiukas, gal pats didžiausias. Jo, mekšrų nemažų pasigavo. O mekšras didžiausias. Vienu žodžiu, sportinė žvejyba. Ką, einam paleidžiam žuvį. Nu, kokie 6 kilai, tai bus drąsiai. Leidžiam žuvytę. Lynų nėra. Ten plaukia gyvena. Va. Jeigu jums patiko, paspauskite like, taip pat užsiprenumeruokite kanalą ir kas užsiprenumeruosite, eikite į mano ankstesnį video grundulų žvejybą ant Palangos tilto. Tame video yra paskelbtas konkursas, sudalyvaukite jame ir pabandykite laimėti puikų spiningo komplektą. Tai tokia ta mūsų žūklė. Yes.